Labas, Mindaugai. Sveikas, Gytautai. Malonu tave šiandien sutikti. Ačiū, kad pakvietei. Prie čiurlenančio vandens. Taip, čia yra didysis Vilniaus čiurlenantis vanduo. Mindaugai, kokia tavo vaikystė buvo? Mano vaikystė, Gytautai, labai gera buvo. Iš tikrųjų, ankstyvoji vaikystė prabėgo visai čia netoli. Esu žirmuniškis. Šiek tiek vėlyvesnė vaikystė mano tęsiasi naujam Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Buvo labai linksma. Iš tikrųjų, vakar esu pasidžiaugęs bičiuliu, kad iš vaikystės nenorėčiau keisti, kad tokia, kokia jinai buvo labai gera. O kokią svajonę turėjai vaikystę? Kai užaugsiu, tapsiu? Aš nežinau, ir aš turėjau kažkokią tokią konkrečią, man labai patiko daryti viską, ten visokiausius, aš ten būrelių nežinau, kiek aš lankiau, bet tokia kažkaip, kad labai konkrečią svajonę turėti, tai aš visada norėjau būti bankininkas, nes bankininkai dirba bankuose ir bankuose yra daug babkių, bet kažkaip apie tai, kaip aš tas, tarkim, babkės išleiščiau, kur aš kažkaip nepagalvodavau. Aktorystė. Aktorystė. Pasirinkai ar tave pasirinko? Aš pasirinkau, aišku. Aš kryptingai į aktorystę ėjau, žengiau tvirtų žingsnių ilgą laiką ir įžengiau ir tapau aktorium. Viskas prasidėjo vėlgi labai senai. Ir dar nesibaigė. Ir tikiuosi nesibaigs greitai. O kokie pagrindiniai vaidmenys tau teko? Ką jau teko vaidinti? Pagrindinių vaidmenų aš neturėjau. Man neduoda pagrindinių vaidmenų. O turbūt žinomiausia mano vaidmenys yra Vovkos iš Zero. Ir serialuose vaidinuosi kartais. Tai tie personažai, kuomet serialai eina, tai jie yra irgi matomi. Ar tas Vovka yra prilipęs prie paties? Pavyzdžiui, jeigu eini gatvėje, žmonės kaip reaguoja? Jo, linkę žmonės vadinti aktorius jų personažų vaidmenimis, tai ne tik tai prie manęs, turbūt prie daug ko yra prilipę tie vardai ar ten pravardės. Man atrodo, tikrai žinai Šuriko nuotykius. Taip, tikrai. Ir esu matęs. Ir matęs netgi. Jo, ir pagrindiniam aktoriui Šurikui, kiek žinau, jo istorijoje taip gyvenime ir nepavyko gauti kitų vaidmenų, nes jam labai, pavadinkim, prilipo tas. Ar negalvoji, kad, pavyzdžiui, pačiam taip gali atsitikti? Aš galvoju, kad jeigu man kada nors taip atsitiktų, kaip Šurikui atsitiko, aš būčiau be galo laimingas, todėl kad tai buvo, tiesa nežinau ar buvo, ar jisai dar gyvas yra tas aktorius, tai yra, fucking fantastinis aktorius, kuris nuostabiai vaidina. Tikiuosi man pavyks bent kažkiek tai kada nors pasiekti tokį vaidybos lygį. Dėl to, kad man prilips tas personažas, aš nebijau, nes manau, kad man apskritai neigiami personažai pavyksta juos padaryti, per save perleisti, suvaidinti tiek, kiek man išeina, visai neblogai ir galvoju, kad tas Vovka, jisai galbūt ir liks kaip tokia ašis, bet jisai gali ir turi progos evoliucionuoti į plačiau. Tipo kažkiek tai, turbūt, kad vis tiek tas blogas personažas man dėl mano tipažo, dėl balso, dėl kažkokių tai gal vaizdo mano, jisai yra lipšnesnis, negu koks nors ten mokytojo personažas ar, pavyzdžiui, moksliuko. Koks esi žmogus? Su kuo ir kada? Su kuo ir kada? Koks esi žmogus palyginus su personažais? Nes personažus tau teko vaidinti, aš nežinau, kaip čia gražiai išreikšti. Turbūt ne pačius dariausius iš tų pagrindinių vaidmenų, kurios vaidinai. Jo, iš tikrųjų,
tie personažai, jie ne pačiose geriausiose gyvenimiškose situacijose atsiduria. Žinai, jeigu atvirai, tai aš abejoju, ar galima būtų kažkokiam tai žmogui pritaikyti, tarkim, vieną veidą, ne? Na, gal ne vieną veidą, bet pasakyti iš tikrųjų, koks jisai yra. Žmogus jisai yra įvairus ir manau, kad priklauso nuo situacijos, kokioje tas žmogus situacijoje yra. Net nebūtinai, tarkim, ten darbė, mokykloje, namie ar parduotuvėje, bet mes visi išgyvenam geresnius arba blogesnius laikus mums asmeniškai. Ir net nebūtinai blogesnius ar geresnius, bet ta nuotaika yra toks dalykas, jisai keičiasi, žinai. Aš įsivaizduoju, kad mano personažas nuo manęs išgerusio, arba ten kokio, žinai, supykusio, jis gal net ir nesiskiria. Taip labai kardinaliai. Bet aš manau, kad aš esu ir geras žmogus, irgi. Taip pat. Ir rūpestingas. Ir Su tavim, Mindaugai, yra labai paprasta apskritai bendrauti ir aš prisimenu, kai pirmą kartą tau paskambinau. Tu iš karto taip tiesiai, šviesiai, paprastai, įdomu, aišku, faina, nes kiti būna kažko ieško, ten susikuria statusų savo, o tu taip tiesiai, šviesiai, čia ir dabar. Va. Be jokių, nežinau, man atrodo, kad čia yra tau kaip... Malonus komplimentas, ačiū. Kaip ir aktoriui ir kaip asmenybei. Tai yra turbūt labai geras bruožas, būti paprastu. Yra malonu klausyti. Manau, kad taip. Manau, kad jeigu... Iš tikrųjų stengiuosi visą laiką bendrauti paprastai. Nežinau, ar visada man pavyksta, turbūt ne visada. Bet galvoju, kad tas statusų kažkokių tai neišsikėlimas ten ar neturėjimas, jisai sugriauna kažkokį barjerą tarp žmonių. Ir tas bendravimas visgi kažkokio tai, tarkim, tau supaprastina, tiesiog pasakyti man, Mindai, gal nori pasifilmuoti pas mane, žinai. Man supaprastina, neverčia klausyti ten kažkokių, žinai, čia labą dieną, čia aš, čia tokių, tiesiog tiesiai prie reikalo einam. Ir, man principė bet kokia veikla yra įdomi ir aš džiaugiuosi, kad tu pakvietei. Tikrai. Malonu. Ką reiškia pačiam tikras žmogus? Manau, kad tai labai plati savoka. Žinai, jeigu tikras žmogus, bet aš turiu keletą draugų, apie kurios galėčiau pasakyti. Tikras žmogus, žinai. Tai galvoju, kad visų pirma doras. Ir neegoistiškas. Galvoju, kad tas, kuris daugiau duoda, nebūtinai materialia prasme, bet manau, kad kiekvienas galėtų pasakyti apie žmogų tikras žmogus, apie tokį, kuris daugiau duoda negu ima. Ir pabaigai Mindaugo palinkėjimas tiesiai į kamerą žmonėm, kurie galvoja tapti aktoriais arba nebūtinai aktoriais. Visiems žmonėm, kurie galvoja tapti aktoriais, linkiu persigalvoti kuo greičiau. Ir nes jūs turit pagalvoti apie ilgą ir skausmingą skurdų ir skaudų kelią. Man tai pasakoja aktoriai. Nes gali nieko nesigauti. Bet, jeigu jūs esat pasiryžę tą kelią nueiti, ir pasiryžę esat tą kelią nueiti ne dėl savęs, o dėl kitų, davai. Nes, kita profesija, nebent ten kunigas gali būti, ar be mama, kas pasiryžta kelią nueiti dėl kitų. Turbūt taip.
Ačiū Mindaugui, Ačiū Gitautai. Vovai, geram žmogui, Gyčiui, tikram, paprastam malonu. ir kad kelias būtų kuo toliau, tuo lengviau. Ačiū. Yra toks posakis, sako, net jeigu labai nėra ką veikti ir labai liūdna, tai vis tiek ne priežastis susirasti darbą.